ką, viešnagė baigėsi. Visai nebloga večikė buvo. Už tiek pinigų tikrai neblogai. Tikrai neblogai. Tai va, žodžiu, šiandien planas 300 km, per Austriją varyt. Nežinau. Čia kažkaip po Prancūzijos sunku čia tų kelių, kad būtų kalnai, da, kažkas įdomu, tai taip kažkaip sunku atrodo rasti net. Čia žiūriu, lemą, taip sumeta tokį vos nepagrindinį kelią vieną ir tie patys keliai visi. Bet jau judu namo, kažkiek ir norisi namo. Plius čia pastoviai lietum grasina, tai kaip ir laikas būtų pargrįžti. Tai va, žodžiu, 300 km, 5 valandas, tipo važiuot, kažkur, žodžiu, į Austrijos gilumą. Tikiuosi, bus įdomių kelių. Benzo dabar reikia užsipilti svarbiausia. Nes jau dega lemputė. Lemputė jau yra nesmagu. Bet čia tų degalinių mačiau pilna visur. Ant kiekvieno kampo. Valgiau pusryčius, viską. Kaip visada. Pora kiaušinių, sultis, kava ir man gana. Daugiau nereikia. Man užtenka. Šiandien penktadienis. Tai eilinė darbo diena. Svarbiausia, fūrų mažai būtų. Blem, Prancūzijoje fūrų kažkaip beveik nesutikdavau. Beveik nebuvo iš tikrųjų, kažkaip tai neužkliuvo. O čia Austrijoje jau jų būna. Žodžiu, varau. Žodžiu, nežinau, man jau čia nepatinka. Važiuoju per visokias gyvenvietės, fūrų nemažai, velkasi. Čia baisu, blemba, lėkt, lenkt, nes čia tų mentų būna, šaudo greitį. Bet man jau nepatinka visai, velkas jie čia. Plius va tos fūros, biškį knisa protą. Plius aš čia pagrindiniais keliais kažkokiais važiuoju, blemba per miestelius, man visai nepatinka. Gali būt, kad reikės persidėti maršrutą, bandyti gal leistis palei Italiją. Austrijos ten. Austrija, bet pietuose. Ten gal geresnių kelių, blemba, bus, nes čia tai gaitys. Čia realiai tokie visiškai pagrindiniai keliai. Ir man visai nepatinka. Nu, kol kas tai neįdomu visai. Žiauriai daug fūrų eina. Nežinau. Lemba, šiek tiek žiūriu tų kelių, nu aš nematau nieko. Šlepino Prancūziją ir Italiją. Ten tie toks Alpių kelias, taip toliau. Ten blemba, ten visur geri keliai. Ten bet kokį šūtkelį. Nuvažiavai ir ten jėga. Čia visiškai nestebina. Čia turi ieškoti kažkokio užkampio. Bandysiu leistis link Grossglocknerio, ten į apačią kažkur, ten gal šūtkelių bus, nes čia per centrą Austrijos, tai manau čia bus tik tais pagrindiniai keliai, kur visos fūros, viskas eina. Čia gal kažkaip tais netyčia apvažiuosiu visą tą šlamštą. Nes visai neįdomu. Dar lietum grasina, tipo po pietų turėtų jobit lietaus.
Namo kaip ir okei būtų parpūsti, bet blemba. Norėtųsi dar pasivėžinti per Austriją. Jo, fanagi, Austrija čiagi. Vaizdai, keliai. Priekį važiavau, blembo jėga buvo. Gal dėl to, kad iš lygumų atvažiavau iš pradžių. Kitaip atrodė. Dabar Prancūzijos, Italijos atlėkiau ir šnipštas. Čia blemba turi žinot labai tos kelius. Turi rasti visą gėrį. Nes čia labai daug tų kelių, bet tie va visokie dedendai va, pas kaimiečius į namus važiuoja ir viskas, ir jie baigėsi. Pagrindiniai keliai tokie apie nieką. Apie nieko, gal netyčia kažką užtiksiu. Net sakau, dabar varysiu link Grossglocknerio į apačią. Ta nemokama atkarpa, jinai man atrodo nelabai įdomi. Aš galėčiau Grossglocknerį susidrožti, prasilėkčiau, bet, nu, blemba. Buvau jau buvau. Būtų nemokama, tai važiuočiau, bet dabar tai, ne, tracoka, vėl drožt. Kaip tais nedegu labai noru. So far mane jau užkniso, nes va, ką aš matau. Visur negalima lenkti. Kai aš lenkčiau jos, mati šunis, bet tu nežinai, kur gali mentai sėdėti. Ir va, velkasi visi, visur lenkt negalima, vaizdo nėra, kelias gaidys, žodžiu, šūdas. So far, grįžus į Austriją, po Prancūzijos čia yra šūdų krūva. Absoliutus šūdas. Visiškai nafik, neįdomu, sunkvežimių pilna. Blogis čia. Judasi vos. Čia dabar va 100 galima. Galima 100 važiuoti. Visur va negalima lenkt, nieko nematau, sunkvežimiai. Žodžiu, vargas. Jeigu taip ir toliau visą dieną, nežinau, čia laukai nuslinks. Kaip čia yra šūdinai. Na, rytoj gal bus geriau. Rytoj gal bus geriau. Bus šeštadienis. Mažiau tų va šūdų, visokių sunkvežimių bus. Čia tragedija. Aišku, čia dalis Austrijos ta tokia siaura, kur labai kelių daug nėra. Tai gal dėl to čia taip viskas užsikišę. Bet aš turėčiau dar į apačią nuvažiuoti link to Grossglocknerio, ten, kur jau išplatėja, gal tenai netyčia jau išsisklaidys visas šitas šlamštas. Žodžiu. So far, ne kažką. Nu, čia jau čia artėju Grossglocknerio, nu, vienu šlaitu važiuoju, nes kelias pagerėjo, mašinų mažiau, greitiau, smagiau žodžiu. Aišku, Svėlinė čia praktiškai autostrada tokia, greiti posūkiai, platus kelias. Apsiniaukia, toks vaizdas, kad link lietaus traukia. Norėčiau, kad nebūtų.
linksmiau čia. Į per tos miestelius, o gali būti, jeigu būčiau nepakeitęs maršrutų, tai dabar ten tarabanyčiausi iš lėto, nesąmonėm tom vargčiau iki pažaliavimo, o čia va savo kruizinu, leistinu greičiu, 100 pagal GPS, nes čia meluoja, čia nesąmonės rodo. Va, kelias platus, man dar 2 juostos. Tai labai gerai apsilenkti va tos besivelkančius. Kylu į kalną, aišku. Čekai. Biški pagerėjo situacija. Nes iš ryto tai buvo tragedija, aš ten keikiausi, šaukiau, nafik ten. Šūdas absoliutus buvo. Vaizdas kalnai, eilinė diena ofise, galiu pasakyti. Lemba, čia galiu pasakyti vėsoka netgi. Tai vėsoka. Sustot, 100 nuvažiuota, be sustojimo praktiškai. Šikna jau pradeda skaudėti. Tiesiau stabtelt. Ja, čia įtariu šalia Grozloknerio važiuoju. Vienu šlaitu. Bet jau vėsoka, blemba liemenę gal reikės užsidėti. Aišku, aš čia visą laiką kylu, vis dar kylu į kalną. Atkyl važiuoju. Na, bent jau judasi. Tai iš pradžių tai buvo tragiška. Lepo, tie miesteliai, ten visur eina savo tiek eismo, belenkiek eismo. Žiauriai daug. Na jo, šikna tirpsta. Lepo, būtų gerai kokia gražesnė vieta. Vaizdas toks. Jau priprasta. Mačiau ir geresnių. Gerokai geresnių mačiau vaizdų. Nu va, 12 pinigų susidrožiau, kad čia įvažiuot. Va, nu, iški vaizdai čia geresni bus. Kelias įdomesnis. Kai mokama, tai ne tiek šūdų čia visokių prisivelka, fūrų ir taip toliau, nes nu, čia tiesiog vaizdingas maršrutas jisai. Nėra privaloma važiuoti. Ne koks nors pasas. Yra kitų kelių, kaip apvažiuoti šitą kalną. Bet čia jo, va, toksai va vaizdas daugmaž, duobę važiuoju tokią. Kelias nebus labai įspūdingas, čia posūkių ne kažką. Tiesiog va toksai labai platus greitas, tokia autostrada realiai. 12 eurų. Šiandieną tokia biškė apie nieką. Nebent, nežinau, vėliau kažkas. Kiek eismo. Kur buvo platu 2 juostos. Blemba, nieko nebuvo, tuščia. O dabar, kur 1 juosta bus, tai čia užsigrūdė bus. Nu, va, tai ir baigėsi. Už ką aš pinigus moku, kad važiuot paskui mašinas? Nesąmonė, blemba. Šūdas žodžiu. Tai turi lėkti šitų kelių, kad linksma būtų. Virš 100. Tada tie posūkiai tokie smagesni pasidaro. Čia kai velkiesi, tai tas pats, kas tiesiai autostradą svilint, net neįdomu. Šūdas žodžiu. Ten kažkoks traktorius, koks ten šūdas važiuoja. Bet čia fignia, blemba, čia...
toli tai nenuvažiuosim. Jėga! Už 12 pinigų paskui traktorių pasiviešinam. Nice! Įzė stabdžiai. Šūdas! Šūdas! Čiut sustoju. O, šitą jau lenkiau aš. Labai senai. Stabdai tai čia maksimum iki tokio lygio, kurio atrodo jau viskas tuoj slys. Bet va, išvažiavau iš Prancūzijos, Italijos, ten kažkaip fan buvo. Aišku, tie kaimai karštais kartais užknisdavo, bet all in all, ten buvo jėga. Čia įvažiavau į tą Austriją ir taip, nebeįdomu visai. Tai kas bus, kai Slovakija ir Lenkija įvažiuos iš viso ten? Šūdas. Visiškas šūdas bus. Nu, bet ten jau ir varysiu tiesiai visą laiką, pagrindiniais keliais, vos ne autostrada, krauni ir svilini, kilometrus renki tik tai. Daugiau ten nėra kas veikti, tik kilometrus renki, pušint. Ir grįžus išmest padangą, nes čia kol grįšiu, tai centro neliks realiai, nes jau centras jau plikokas, tai jau beveik prie tų ribotuvų. Tai eita. Plius susilaiptavo tą padangą, į priekinį ir galinę bizį susilaiptavę, aš nežinau dėl ko čia, gal kad aš ten gazavau, tai Prancūzijai. Greitis mažas, pastoviai ten duodi normaliai patų. Tai biškis sulaiptavo ją šonus. Centras nesusilaiptavęs, bet šonai tai laiptai konkretus. Žodžiu, 12 pinigų už šitą. Are you fucking serious? Prancūzijoje tenai tiesiog pagrindiniu keliu važiuoji gražiau. Mentukai. Čia tų mentų yra ten, lemma, tai nei tų mentų būdavo, nei ką. Čia pliusas Austrijai tas, kad tu bet kur, bet kada atlėkiai kabakas. Sėdi valgai. Nėra ten grafiko, kur iki 3 spėjai pavalgyti, spėjai. Po 3 viso patas iki 7 vakaro. 7 pusės 8. Badauja. Net nemėginkit. Čia būna padlos išlenda ir kad jie duotų gazą, ne. Velkasi. Karavėlė iššoko. Ir padla vilksis. Nu, ne kažką galiu pasakyti. Sakau, čia jau blemba išlepino Prancūziją su Italija. Ir ten visur taip nesveikai atrodė. Eina savo, kaip ten, blemba, gražu buvo. Belenkokį šūdą, ten šūdkelį nuvažiavai į nesąmonę kažkokią. Ir vaizdai belenkokį čia. Aišku, aš nežinau, čia kelių, reikia ieškoti. Čia keli padas net. Aha. Nu. Fricas, duok gazo. Oi, pagirdyt reikia škodukę. 80 baigėsi, viskas. Dabar reikia gazuoti. Šimtinę plėšti. Bet čia gal ir ta atkarpa jau į pabaigą iš tikro. Gali būti. Aš turėčiau išsukti, turi būti nusukimas link Rozloknerio ir aš turėčiau iš šoną tiesiog nuvažiuoti. Šmaukšt įlindo,
Bach, visi kerta per stabdžius. Nes tiesiog ir velkasi, ir nors to ką jam. Dangus gaidiškai atrodo. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Jo, dangus tai nestebuklingai, nes telefonas irgi rodo, kad tipo po pietų turėtų kalt lietaus. Greičiausiai ir kals ir aš čia važiuosiu įdomiais keliais tuo momentu kažkokiais ir jobis lietus, visas šlapės, vilksiuosi ten ant įtampos, kad nepaslys, kaip visą laiką. Kol tiesiai važiuoju ten vos ne autostradą, tai nelyja. Įdomesnį kelią įsimalkia ir laikykis, myža iš karto, liaupia. Blemba, dabar miestą pravažiavau kažkokį kamštis, tai jo fana. Ir, ką galiu pasakyti, su mocais žmonės netaip jau drąsiai lenda. Stovi kamštyje, vienas kitas lenda. Aš tai jau čia nafik, man kantrybė baigėsi, aš tiesiog važiavau per vidurį, nes pilna va tokių vajosų, kur išsukimų, išplatėjimų, tai ten laisvai. Tai važiuoji ir vienas kitas mocas tik tai slenda, o kiti stovi ten va galvas, kiša, žiūri, kas čia vyksta, tam kamštį ten jie kaista. Blemba, žiauru, žiauru. Tai va, nežinau, tai aš jau toks kietas, va pralėkiau, aišku, nežinau, kaip ten traktuotų mentai, bet nu, nafik man stovėti kvėpuoti išmetimų. Nes su mocu tai ragas, ten stovėt kamščiasi, kvėpuoji ten tom, ten to dizelių šūdu. Smirda, mašinai tai filtrą turi, viską, jie gudrus, ten sėdi savo langus užsidarę. Švarų orą kvėpuoja, o tu ten dūsti smalkiais. Bet man atrodo, Austrijai negalima irgi taip, tipo filterinti, tipo tarp mašinų liesti, bet kažkur prie šviesoforą lindau, per plyšį iš priekio mentai buvo, bet taip niekur nieko. Turi suprasti, mum irgi blogai stovėti, o labiau, kai tu nieko, nežinau, nesukeli jokios, kaip čia pasakyti, neavarinės situacijos, kokią smarvę čia pastoviai. Eina, šik. Smirda Austrija, galiu pasakyti, smirda. Ir neblogai taip smirda. Žodžiu. Iki finišo nežinau kiek. 200 km iki lempinio kažkokio random taško. Viešbučio jokio dar nesimokinau, bet spėsiu, manau. Dabar dar tik tais 11:30. Lemba, aš jau 100 šiam kilų įsvilinęs. Nu, judasi, čia tikrai greitai. Čia tokiais tempais tai tikrai nemažai galiu nulėkti. Nu ką, užsibukinau viešbutį. Iki viešbučio 200 km. Viešbutis 9 eurų, oras neblogas, o degaliniai suvalgiau sumuštinį, nes čiagi pilna jau, Austrijai bent jau. Šaunu, man tai patinka. Tai kai ten Prancūzijoje, Italijoje, nieko nėra, nieko. Automatinės degalinės, kurios ten pinigus užsirezervuoja. Automatinės ten jo. Mačiau kažkas tai Facebook'e rašė kažkokią kelionį į Prancūziją, tai iš karto kažkas sakė, ieškokit degalinių, nes ten labai ilgam užrezervuoja pinigus, ten apie 200 eurų užrezervuoja Prancūzijai. Ir jos ten beveik visos automatinės, tos degalinės, ten žiauru. Jeigu sąskaitoje pinigėlių mažai ir po Prancūziją planuoji pasiviešinti, gali ten biškį papulti, gali užsirezervuoti visas babkės ir
Paskiau все, be babkių sėdėt. Darova. Harley. Tai va, žodžiu, važiavimas, va toks. Belenkiek eismo. Vaizdai ne. Prieš Italiją ir Prancūziją nublėsta, kaip šūdas čia viskas atrodo. Nieko gero. Žodžiu, eilinė diena. Keliai nebaisiai įdomus, kažkaip aš čia nerandu. Čia turėtum normaliai pasėdėti ir pakuisti, kad rasti įdomių kelių. Aš tiesiog tingiu raustis tenai. Ir tai čia dabar taip susimečiau tą maršrutą, toksai biškį nepagrindiniais turėtų būti keliais kažkokiais tai pavažiuoti. Biškį šunkeliai, per kaimus kažkokias gyvenvietės. Svarbu ne pagrindiniai, nes pagrindiniai tai čia nafik dėžės, fūros, visokios, tai fricų labai daug, velkasi jie. Yra kaip yra. Smirda dar čia, normaliai taip smirda. Ir labai dažnai tų laukų daug čia visur, kvapelis tai nervina tas eismas, nes eismo, nu tai blemba, belenki. Tikrai belenkiek. Čia nelysiu, dar tą ženklą įkalsiu. Jo, čia su mašina tai rūkytum, ten belenkiek aš jau aplenkiu. Ne kažką čia būtų. Viskas čia mane nervina, eismas nervina, tie kaimai visokie nervina, Google'as nervina, jau nežinau kiek kartų perdėliau maršrutą, nes jisai tiesiog sudėjo, naviguoja, jeigu jį appsą, nu neišjungi, bet tiesiog numinimaizinai, jis viskas nebeveikia start knopkį, iš naujo dėlioja. Žodžiu, nežinau kas jam yra. Ai, vargo vakarienė. Iki finišo nežinau kiek liko, gal koks 100 kilometrų. Kaip ir nėra labai daug. Nu, fricas kol įsuks, oi greitai. Nu, bet jie moka užlėsti. Stabdyt moka, užlyst, taip toliau. Puikus vairuotojai. Tai ten vienoje vietoje statelėje stovėjau, tai Harlių tokia krūva pravažiavo, kokias 5 minutės. 5 minutės kolona, vien Harliai. Šiukšlynas toksai. Varo tik tais. Nežinau, manęs Harliai nežavi. Tiem tipo jie labai patinka, man tai ne. Senovinis daiktas, kaip Boeingas. Grinai kaip Boeingas. Abudu amerikietiški. Boeingas irgi senovinis. Tai daugiau elektros prideda viso ir viskas, o viskas tas pats, net atrodo taip pat realiai. Kaip senas ten kažkoksai 700, koks ten Boeing. Sakykime, tas 737. Žodžiu. Važiuoju toliau, nėra čia labai ką žiūrėti. Kaip neįdomu net. Šlepino mane. Prancūzija, Italija. Čia va aplinkui matau tos kalnus, bet net neįdomu žiūrėti jos, nes šūdas. Šūdas. Neįdomu. Neįdomu. Kaip mane čia užkniso. Čia atvažiuoji smagesnio kelio atkarpa. Bam, mašina dasyviai. Ir kaip jie važiuoja. Jiem posūkių velkasi. Tai jie man šiknaus prilipęs, jie to stabdo aplenkt negali, nes dažniausiai akla, ten nieko nematai, eismo daug. Ir tada atsiranda atkarpa, tiesesnė kokia, kur gali aplenkti. Jisai duoda gazo.
Ir tu užsiknisk, taip nervina tokie važiuotojai. Tai tu biški važiuok lygiai taip pat kaip ant posūkių važiavai ir duok apsilenk. Ne, jie duoda gazo, kad tu dar neaplenktum. Ir tada vėl posūkiai prasideda ir vėl jisai galima 8, jisai kokių 60 maksimum važiuoja, dar belenkiek stabdosi. Nafik, čia mas mane kantrybė baiginėja, čia taip nervina mane. Negaliu man. Baisiai užkniso jie. Nafik toj bus. Ai, bet tai čia tos Austrijos liko, va, rytoj jau Slovakijai turbūt būsiu. Pušinsiu ir viskas, nes čia nieko gero aš nebematau. Nebeįdomu čia jau. Nieko gero. Rytoj gal pušinti į šeštadienis, tai žinoma, kad greičiau nusivažiuos. Užpušint Slovakiją. Ten nulėkt. Tada per dieną vos ne Slovakiją galima pralėkti, nes ten irgi bus neįdomu. Čia jau neįdomu, tai ten iš viso bus neįdomu. Ir tada Lenkija. Dar 2 dienelės. Lemo Prancūzija buvo jėga. Žiauriai ten gerai buvo. Žiauriai. Lyginant su šitu, ten nei fūrų nebuvo nieko kažkaip tais. Yra pagrindinis kelias atskirai, visi ten jo važiuoja, o visi smagus keliukai, jie visur tenai. Ir tu ten belenkur važiuoji ir ten aфигенно. Šiauriai link. Čia po Lietuvos atvažiuojant linksma. Po Lenkijos, ten Slovakijos atvažiuoja, jo, blemba, prikolas čia, o, yra gerų vietų, kalnai, čia posūkio. Bet va, kai jau grįžta iš Prancūzijos, ten iš tų Alpių, tai čia šlamštas, galiu pasakyti. Visai nieko gudro. Faktas, kad čia gal dar paieškojus rastum tų kelių, bet labai sunku čia ieškoti, čia gaunasi ne taip žemėlapį tada judi, kad įdomiau važiuotų, o va taip va, turi kažkaip tais važiuoti kitaip, tai čia va tiesiai, tai čia va pagrindinis su fūrom važiuoji, šūdas visiškas. Įdomu, absoliučiai čia. Kada čia baigsis tas kaimas, jo fana. Buvo atkarpa linksmesnė, su posūkiais, autobusas važiavo priekin, nėjo apsilenkt, vilkosi. Apsilenkiau, viskas važiuoju tiesiai, va, per miestelį sušikta kažkokį šūdų krūvos žodžių. Neįdomu, visiškai neįdomu. Žodžiu, nežinau, kiek čia dar liko tų kilometrų, nes Google'as čia taškų, kai pridėjau, tai jis rodo iki taško, nerodo viso atstumo iki finišo. Bet manau, kokia 100 dar likus. Blemba, smagus kelias toks. Nežinau posūkių, nes tik į jį važiavo Google'as, iš kosmoso rodo viskas. Užsipisk, sako. Ir užsiknisk, važiuoji va, naura. Žiūri pagal kelią, nes aš nežinau, kas su to Google yra, su tais mapsais. Kaip žmonės su jais važinėja visur. Tai čia įsigrybina. Nustoja knopkės veik, turi persidėti maršrutą, restartuoti appsą pastoviai, turi, va, atsizumina, iš kosmoso pradeda rodyti. Kas jam yra? Ir čia nėra aukštai, kad čia GPS-o nebūtų. Puikus signalas, puikus ryšys, internetas, viskas yra. Ne, tiesiog, va, pysti iš kosmoso rodo, va. Prisitraukė akimirką ir vėl, iš kosmoso. Nesąmonė kažkokia, šūdų krūva žodžių. Naudočiau Osmondą, bet blembas į bateriją labai iškraudinėja telefonu. Bet jisai veikia be problemų. Jisai ir trasą, tą kelią geriau piešia nei Google'as. Google'as tai kažkoks dantiraštis, kampais tokiais šūdas, net nesupranti kokio staigumo posūkiai. Šlamštiškai kažkaip. Va, dar pjauna grybą, atsizumina iš kosmoso. Osmondų kažkaip. Osmondas taip neatsilieka, nelagina. Nežinau, čia nei kokį posūkį. Vien problemų čia nafik. 2
kartą dar visai neblogai buvo. Nors ne, iš ryto buvo gaidys. Vis vien kamščiai, pilna mašinų, fūrų. Iš karto buvo jau sugadinta nuotaika. Realiai šūdas, čia visą dieną gaidys. Keista, kad nelyja dar ant viso to. Pilnai jau palaužti. Nes turėtų dar ir lyti, kad jau būtų absoliučiai gaidys diena, visiškai šūdas. Va, hui, znait, kokio staigumo posakis čia. Nežinau. Prisitraukė, kiek laiko, kažin. Vėl bus, iš kosmoso sugalvot. Nu, danga šūdina, galiu pasakyti, kažkaip tais labai jau pampi. Neprilėksi labai. Nustrakaliosi dar į pievą čia, tokia danga. Arba paslėsi. Vau, čia padangas prakirs gali per duobės. Rodė negili, bet gili ten duobė. Ai, nu šik. Įdomesnį kelią susidėjau. Yra posakių, bet danga šūdas. Adrenalino biškį pakraut. Posakio per duobės nusiguldžius labai linksmas. Čia dabar bus kelias su kur pabarstyta vidinės pusės posūkio žvyriuku. Labai panašu į tokį kelią. Su šalikelė ta tokia. Rodė, ne kažką. Vaizdas, ne. Nežinau, aš tų vaizdų jau prisižiūrėjau, tai man dabar tik tais, kad kelią įdomesnį duotų ir viskas. Kad bent linksmiau važiuot būtų. Geras asfaltas, skybus. Juostos yra, koliukai yra. Danga austriška. Negi dabar bus geras. Visas. Kaip norėčiau. Tais nuo kalno viskas. Nuokalnė, kaip man patinka. Lemba, kas šis tai stabdžiai, koja tokie šūdinė. Vėl tokie prasti stabdžiai ant Afrikos, what the fuck. Nes aš nei čia labai lėkiu, nei ką. Tiesiog norisi geresnių stabdžių. Aišku, jeigu reikia sustoti, tai staigiai, tai ten būna kerti, tai jau jauti, kad ten su garsais jau cypimo padangų. Kai reikia stoja. Žodžiu, čia toksai va keliukas. Į nieką. Realiai čia turbūt įdomiausia dalis dienos šitas keliukas kol kas. Gal daugiau dar tu bus iš ten padėliojęs va tokių šūtkelių. Tie šūtkeliai geriausi tokie būna. Pagrindiniais tai ten tragedija, su fūrom važiuoji, vargsi, karoči, šūdas ten visiškas. Tokiais va šūtkaimiais važiuot geriausiai yra čia. Aš skaitau. Įdomiausia, kelias geras, eismo nedaug. Lemba, kaip čia taip yra? Blogai šiandien. O čia konkrečiai viskas taip blogai, nes šlepino.
nieko. Kitą kartą čia atvažiuosi vėl bus, wow, kaip gražu, kaip faina. Nebent važiuosi per kitą pusę, tam pavyzdžiui, pavyzdžiui, kokia Ispanija, wow, grįžinėjant pro Alpes. Tada gali būti, kad vėl nestebuklas būtų. Tai va, buvau nusimetęs visai įdomų kelią. Dėja, medžius pjauna, vidury gatvės stovi mašina, tas traktorius tiesiog medžių prisimetęs. Ir užsiknės viskas, žodžiu, nepravažiuojamas. Žodžiu, važiuosim kitu keliu. Bet Google'as jokios plytos nieko nerodė. Tipo pravažiuojama, ten tiesiog pat. Ir jiem ten nelabai įdomu, aš kiek mačiau. To pjauna medžius su to traktorium. Gatvės prisimetęs, paskiau vat, nuo gatvės surinks į griovį sumes. Žodžiu, šūdų krūva. Važiuosim kitų kelių. Man jau viskas nervina, čia šiandien gaidys diena. Žodžiu, dabar dar ir karšta. Nebeįdomu visai. Nebeįdomu. Na, čia jau gaidys liko, kalvos kažkokios tai. Manau, jau realiai pabaiga. Rytoj bus galima drožti. Vos ne autostradom pušint. Savaitgalis, blemba, bus gerai, eismo mažiau, nu fūrų bent jau. Tas bent gerai bus. Liusas didelis, tai gerai kilometrai rinksis. Na, dabar iš ryto šūdinai kažkaip buvo to eismo, dabar tai irgi nieko nėra. Nes važiuoju šūdkeliais visokiais. Ką tik Google'as kokius 10 km tiesiog vedė, kad kažkokiam kaime atvažiuočiau ir apsisukčiau. Net taško ten nebuvau numetęs, tiesiog atvedė į kaimą, kilpą padarė ir važiuok atgal. Belenkokį ilgumo atkarpą. What the fuck? Kas čia per nesąmonės to Google darosi? Pizė. Ir dabar važiuoju, pyst apsisukt, pasižiūriu mapą, kad čia net be reikalo atvažiavau, čia net nereikėjo važiuoti. What the fuck? Atsibodo važiuoti. Nu jo, čia belenkiek svilinau, belenkokį ilgio atkarpą. Į šį čia važiavau, kad apsisukt ir grįžti. Turim tai, ir čia net taškas nebuvo padėtas šitoj vietoj, nieko, tiesiog. Kas čia per nesąmonė? The fuck? Jo, belenkiek čia pagrįžt, belenkiek. Ten autostrada, svilinau iš tos autostrados, įsukau čia. Ir dabar dar nenustepčiau, jeigu jisai mane atgal į tą autostradą išvestų ir toliau sakytų svilink. Va, 9 kilometrai, jo, greičiausiai į autostradą. Sakys, varyk toliau. Pizdец. O tai nunaviguota, aфиgenai. Nesąmonė visiškai. Visiška nesąmonė. Dėl to iš čia man tiek kilometrų daug rodo turbūt. Pirmyn atgal reikia važiuoti. Aišku, čia dar nenurašyčiau, jeigu jisai dar čia kur nors sugrybautų vėl. Pizė. Tai aš ten autostradą galėjau svilinti tiesiai toliau, bet jisai man išsukt sakė. Išsuk, nuvažiuok iki kaimo, apsisuk ir tada vėl grįžk.
važiuoju apie nieką visą dieną. Nieko nevyksta, keliai gaidys, neįdomu čia niekas. Važiuoti neįdomu. Šūda tokia diena visa, šūda. Tai dabar iki namų bus tokios gaidiškos dienos. Tai reikės tik tais pušint, kuo greičiau ir greitais keliais, nes čia neįdomu jau. Nieko nevyksta. Dar kai Austrija pradės baiginėtis iš viso, ten kalnai dings, tai Slovakijai, tai ten nieko gero irgi. Tik ne, pabaiga realiai kelionės, dabar tik tais namo pargrįžti reikia ir viskas. Ką galiu pasakyti, gerai, kad aš labai netoli, keli kilometrai likę, nes dangus tai atrodo šūdinai. Koks dambukas geras. Dangus visiškai šūdinai atrodo. Iš manęs va ten tiesiai toks vaizdas, kad lieja lietus jau. Žodžiu, gerai, kad aš jau čia kažkur netoli. Aš kol kas tašką tik tais iki to miestelio numetęs. Toliau reikės žiūrėti. Nes čia tuoj jobis lietus, matau. Nu, dar 2 kilometrai. Jau čia miestelis bus, nu, kai būna va čia tie tokie užkampyje. Keliautojas su Afrika. Bet aš pastebėjau, aš ganėtinai anksti baigiu dieną, aš va tokiu laiku, daugmaž būna viešbutį, check-in darausi ir viso gero. Tai būna atvarai tuščias viešbutis, tai visi ten į vakarą, ten kokią 6, vos ne 7 suvažiuoja dar tie emocijai, visą dieną kažkur ten trinas. Žodžiu, dar nedavažiavau. Ten kažkoksai sanatorija kažkokia, Wellness Center, bla 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 ten. Kažkur tai. On the right. Kur čia? O šitas. Šitas turbūt. Nežinau. Nebent yra dar vienas kažkoks. Žodžiu, reikia pasižiūrėti. Gali būti, kad šitas. Nežinau, čia nei kur parkuotis, nieko. Whatever. Nu va, koks viešbučio kambarys. 90 eurų. Nu, neblogai realiai. Vieta, aišku, čia tokia kalnai jau beveik išnyko. Va, kalvelės liko tokios. Mažiau turistinė. Tai ir kaina tokia atitinkama. Maistas pigesnis, viskas pigiau. Va, tualetas. Neblogai realiai, kaip už tokius pinigus. Tikrai neblogai. Tik tais nėra į ką žiūrėti. Tai va, žodžiu. Finišas, pabaiga šiandien.